Pradėkime nuo pasaulinės energetikos krizės. Apie šoko būseną. Nortrade nėra judesio. Reklaminis stendas tuščias. Čiaupai išjungti. Naftos kainos išlieka nestabilios. Brent rūšies naftos kaina. Tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose, labai realiai jaučiama ir čia, mūsų gatvėse. Pasaulio ekonomika oficialiai dūsta. Irano režimui visiškai užblokavus Hormūzo sąsiaurį, pražūtingos pasekmės dabar nuvilnija per visą planetą. Didelės šalis baigia kurą. Milijonai žmonių lieka be elektros, uždaromos mokyklos, normuojamos likusios dujos. Todėl JAV kariuomenė pirmą kartą istorijoje į karo zoną pasiuntė pažangę bepiločių kovinių laivų flotilę, kad atvertų vandens kelią. Tai robotizuoti greitaeigiai kateriai, kurios Pentagonas pirmą kartą naudoja operacijoje Epinis įniršis. Šie greitaeigiai kateriai vadinami JAV karinio jūrų laivyno autonominėmis žvalgybos priemonėmis – GARC. Jų ilgis apie 5 metrai, 16 pėdų. Jie gali stebėti arba būti naudojami kaip kamikadzės prieš Irano greito puolimo katerius. Ukraina paralyžiavo Rusijos Juodosios jūros laivynui sprogių bepiločių katerių atakomis, kurių kiekvienas kainuoja apie $250 000. Ir tik dėl konteksto. Irano priešlaivinės sparnuotosios raketos kainuoja kelis milijonus $, o JAV naikintojas kainuoja apie kelis milijardus $. Tai ekonomiškai efektyvu. Dabar Iranas jau naudoja šiuos bepiločius katerius atakuoti naftos tanklaivius Persijos įlankoje. Iš esmės civilius, neapsaugotus naftos tanklaivius. Šiuo metu mes tiksliai nežinome, ar JAV naudojo kurią nors iš šių priemonių puolamiesiems smūgiams, bet žinome, kad jos turi tokių galimybių. JAV slepia, kaip jos naudojamos, bet žinoma, kad šioje operacijoje jos jau dirbo virš 400 valandų. Tik laikas parodys, ar šie dronai iš tikrųjų gali atverti sąsiaurį. Nes kaip jūs galbūt žinote arba girdėjote, Hormūzo sąsiauris šiuo metu yra svarbiausias dalykas pasaulyje, net ne tik šiame kare. Taip yra, nes Persijos įlankos regione yra apie 60% pasaulio patvirtintų naftos atsargų ir daugiau nei 40% pasaulio gamtinių dujų atsargų. Tai reiškia, kad niekur kitur pasaulyje nėra tokios koncentruotos naftos ir dujų kiekio viename regione. Padėtį sunkina tai, kad daug naftos ir dujų teka per siaurą tik apie 20 mylių pločio Hormūzo sąsiaurį. Dabar pažiūrėkime, ką tai tiksliai reiškia skaičiais ir kam tai daro įtaką. Kaip matote diagramoje, apie 20% pasaulinės kasdienės naftos prekybos prieš karą vyko per šį sąsiaurį. Kairėje diagramoje naftą eksportuojančios šalys, dešinėje ją gaunančios. Pastebėjote ką nors įdomaus? Dauguma naftą per Hormūzo sąsiaurį gaunančių šalių yra Rusijoje. Tuoj paaiškinsiu, kodėl tai svarbu. Bet pirmiausia, pažiūrėkime į tuos pačius duomenis iš kitos perspektyvos. Dabar mes žiūrime, kurios šalys perka naftą iš Hormūzo sąsiaurio, tiesa? Tam tikra prasme, pažiūrėkime, kiek šalies naftos atkeliauja iš Hormūzo sąsiaurio ir kiek ji nuo jo priklauso. Tai rodo, kurios šalys jaučia spaudimą. Japonija pirmauja. 93% jų naftos importo eina per sąsiaurį. Pietų Koreja 70%, Taivanas 60%, Indija 60%, Tailandas 55%, Kinija 40%, Filipinai 38%, Singapūras 30%. JAV yra apačioje, mažiau nei 10%. Taigi jos nėra labai priklausomos nuo Hormūzo sąsiaurio. Tai nereiškia, kad JAV nepaveiktos, tačiau tiesiogiai JAV iš šio sąsiaurio gauna mažai naftos. Čia matome tik tiesioginę prekybą, kai tanklaivis iš Hormūzo sąsiaurio plaukia tiesiai į šalį. Tai atsispindi diagramoje. Tai nėra visa istorija, nes daug šalių turi netiesioginę priklausomybę. Pavyzdžiui, tanklaivis iš Hormūzo sąsiaurio atplaukė į Indijos naftos perdirbimo gamyklą. Indijos naftos perdirbimo gamykla perdirba naftą ir siunčia ją į kitą šalį, pavyzdžiui, Filipinus. Filipinai vis dar priklauso nuo sąsiaurio, nors tai nematyti mūsų diagramoje. Todėl pažvelkime į netiesioginę priklausomybę. Štai visas vaizdas ir jis iš tikrųjų tampa daug blogesnis. Atsižvelgiant į šią netiesioginę naftos prekybą, Filipinų priklausomybė šokteli nuo 38% iki 93%. Taivano priklausomybė siekia 80%, bet dėl puslaidininkių padėtis dar blogesnė. Ir tai labai priklauso nuo šio mažo dalyko, kuriam žmonės nelabai skiria dėmesio, bet jis yra labai svarbus.
Tai yra helis. Apie tai pakalbėsime vėliau šiame vaizdo įraše. Taip pat yra Pietų Koreja 70%, Kinija 60% ir Vietnamas 50%. Dabar yra kita šios istorijos dalis – tai strateginės atsargos. Matote, kai kurios šalis turi pinigų, todėl jos sukaupė naftos atsargų. Kitos to nepadarė. Ir pažvelgus į šį vaizdą, taip pat galime tiksliai pasakyti, kaip stipriai kenčia kiekviena šalis. Taigi, pažiūrėkime į tai. Jei pradėsime žiūrėti į atsargas, žinome, kad Japonija turi daugiau nei 250 dienų strateginių atsargų, kurios apima ir vyriausybės, ir žinoma, privačias atsargas. Tai yra milžiniška. Taigi, nors Japonija daug naftos gauna iš Hormūzo sąsiaurio, ji nepatiria tiek daug sunkumų kaip kai kurios kitos šalis, kurias matote diagramos apačioje. Pavyzdžiui, Bangladešas ir Pakistanas. Šios šalis karo pradžioje turėjo tik 2 savaitės naftos atsargų, o tai labai mažai, nes nuo karo pradžios jau praėjo maždaug mėnuo. Dabar šiose šalyse nafta dar nesibaigė. Tačiau padėtis jose tapo labai įtempta. Bangladešas paskelbė visuotinės mokyklų uždarimo priemonės ir planuojamus elektros tiekimo nutraukimus. Pakistanas nurodė pusiai savo viešojo sektoriaus darbuotojų, tai yra valstybės tarnautojams, dirbti iš namų. Taip pat buvo uždarytos mokyklos. Privačiose įmonėse sumažintas darbo dienų skaičius. Vietoj 5 darbo dienų per savaitę dabar dirbama tik 4 dienas. Panaši situacija ir Šri Lankoje, kurios nėra lentelėse dėl duomenų trūkumo, tačiau ten taip pat taikomas kuro normavimas. Jie sutrumpino darbo dieną, kaip ir Pakistanas. Beveik visose anksčiau aptartose šalyse matome ilgas eiles prie degalinių. Dalis naftos tiekimo vėl atnaujinama, nukreipiama į Raudonąją jūrą, o ne per Hormūzo sąsiaurį. Matote, tokios šalis kaip Saudo Arabija iš tikrųjų turi vamzdyną einantį per visą jų šalį. Taigi jis eina iš rytų nuo Hormūzo sąsiaurio iki vakarų per Raudonąją jūrą. Jie pumpuoja naftą per šalį ir krauna ją į tanklaivius Raudonosios jūros uostuose. Įdomu, kad Saudo Arabija šį vamzdyną pastatė 80 metais per Irano ir Irako karą, kai Hormūzo sąsiauris buvo uždarytas. Tai vis tiek nekompensuoja dingstančių tiekimų. Pažiūrėkite į grafiką ekrane. Grafikė parodytas tik Saudo Arabijos naftos tiekimas per Hormūzo sąsiaurį ir per Raudonąją jūrą. Raudonosios jūros dalis pažymėta juodai. Saudo Arabija anksčiau naudojo Raudonosios jūros maršrutą, bet mažiau intensyviai. Hormūzo sąsiauriui išnykus labai išaugo Raudonosios jūros maršrutas. Tačiau vis tiek tai yra mažiau nei pusė to, ką Saudo Arabija eksportavo prieš prasidedant šiam karui. Be Saudo Arabijos, JAE taip pat turi naftotiekį, kuris eina per visą jų šalį ir aplenkia Hormūzo sąsiaurį. Tanklaiviai gali plaukti į kitą sąsiaurio pusę, paimti naftą ir išvykti. Tačiau net ir to nepakanka, kad būtų kompensuotas tas kiekis, kurį JOT tiekdavo iki karo. Vis dar yra šalis kaip Kuveitas, Bahreinas ir Kataras, kurios neturi kito pasirinkimo, tik naudotis Hormūzo sąsiauriu. Jų naftos eksportas beveik sustabdytas, dabar kalbama tik apie žalią naftą. Dar vienas svarbus, bet retai minimas išteklius keliaujantis per Hormūzo sąsiaurį yra SGD – suskystintos gamtinės dujos. Apie 20% pasaulinės SGD prekybos vyksta per Hormūzo sąsiaurį, kaip ir žaliavinės naftos prekyba. Kai kurios šalis labai priklausomos nuo šios prekybos. Pakistanas 99% SGD gauna iš Hormūzo sąsiaurio. Bangladešas iš ten gauna 72% savo SGD. Ir būtent todėl matome, kad jie imasi tokių drastiškų priemonių, nes jiems trūksta ne tik naftos, jie susiduria su panašiomis problemomis ir SGD srityje. Indija, Taivanas, Kinija, Singapūras vis dar labai priklausomos, nors ne tiek, kiek Pakistanas ar Bangladešas, bet vis tiek patiria sunkumų. Diagramos apačioje matome Europą. Nors Europa neatrodo tokia priklausoma nuo Hormūzo sąsiaurio, situacija yra sudėtingesnė. Pažiūrėkite į diagramą. Tai ES SGD atsargų palyginimas su paskutiniais 5 metais. Atsargos visada skaičiuojamos vasario pabaigoje, kai baigėsi žiema. ES siekia iki vasario pabaigos atsargas papildyti iki 90%. Jie dažniausiai to nepasiekia, nors tai ir yra tikslas. Rusijos ir Ukrainos karo pradžioje atsargos sumažėjo iki 30%.
Nuo tada jo siekia virš 50%, tačiau dabar tai žemiausias lygis per 5 metus dėl kelių priežasčių. ES dabar gauna mažiau dujų iš Rusijos nei iki Rusijos ir Ukrainos karo, todėl tai labai svarbu. Antra, praėjusi žiema Europos šalims iš tikrųjų buvo šaltesnė nei įprastai, todėl atsargos buvo išeikvotos greičiau nei paprastai. Ir be to, ES dabar taip pat eksportuoja daugiau dujų į Ukrainą nei prieš prasidedant karui. Taigi tai taip pat turi įtakos tam, kiek jie kaupia dujų savo. Tačiau šie žemi lygiai kelia didelę problemą, nes ESOtas planas paprastai yra pripildyti saugyklas prieš ateinant žiemai. Jie turi rinkoje pirkti daugiau nei iš tikrųjų reikia. Ir dabar tai bus problema, nes dabar jie varžysis su Azijos šalimis, kurioms labai reikia SGD, kad pakeistų tiekimą per Hermuzo sąsiaurį. Nors iki karo mažai tiekėsi iš Hermuzo sąsiaurio, dabar jų tiekėjai turės daugiau pirkėjų, nes Azijos šalis taip pat nori to paties produkto ar tiekimo. Kai paklausa auga, o pasiūla nesikeičia, kainos kyla visiems. Kalbant apie Europą, negalime pamiršti Brexitą, nes nagrinėjame tik ES duomenis. ES duomenis neapima jei ką, tad pažvelkime į ją atskirai. JK gauna mažiau nei 2% savo SGD iš Hermuzo sąsiaurio. Šiuo požiūriu jie saugus, bet turi kitą, panašią į Europos problemą. Jų saugyklos beveik tuščios. Pažiūrėkite į diagramą. JK saugyklos beveik nematomos palyginti su Europos šalimis ir jų nedaug lyginant su žiemos sunaudojimu. JK atsargų duomenimis jie turi tik apie 1,5 dienos didžiausio žiemos suvartojimo atsargų. Taigi, jeigu jie negautų daugiau dujų, kas vėlgi nenutiks, bet kalbant hipotetiškai, jei nebūtų naujo tiekimo, jie ką dujos baigtųsi. JK nėra labai pritaikyta dujoms saugoti. Jos tiekimas nuolat teka kaip upė. Tai kelia problemų tokiu metu kaip šis. Pavyzdžiui, jei esi tokia šalis kaip Japonija, turinti daug naftos atsargų, jos gali jas panaudoti kainų šuolių poveikiui mažinti. Jie gali sumažinti kainas šalies ar pasaulio mastu, naudodami strateginės atsargas. Jie tokios galimybės neturi, todėl turi pirkti dujas. Deja, dujų kainos kils, nes paklausa išlieka, o pasiūla labai sumažėjo. Iš tikrųjų, remiantis JK pateikiamomis ataskaitomis, atrodo, kad dujų kainos šalyje jau pakilo 50% palyginti su vasariu. Jaučiame infliacijos poveikį. Iki šiol kalbėjome tik apie naftą ir dujas, kurios yra šiuolaikinės ekonomikos pagrindas. Tačiau turime pakalbėti apie tikrąjį gyvybės šaltinį – maistą. Tai yra bet kurios ekonomikos, bet kurio žmogaus gyvybės šaltinis. Ir maistas taip pat yra paveiktas. Esu tikras, kad žinote akivaizdžiausią pavyzdį. Maisto kainos didės, nes brangsta nafta, o kuras būtinas transportui, perdirbimui ir paskirstimui. Taigi, tam tikrą prasme, kuro kainos taip pat didina maisto kainas. Tačiau yra dar vienas veiksnys, apie kurį žmonės nekalba. Tai trąšos. Apie 1/3 pasaulio trąšų keliauja per Hormuzo sąsiaurį. Tačiau dabar, kaip ir naftos tanklaiviai, trąšų laivai nebeplaukia. Tai reiškia, kad kainos šauna į viršų, o pasiūla mažėja. Ir štai blogiausia dalis. Tai vyksta, kai ūkininkams trąšų reikia labiausiai, nes prasidėjo planavimo sezonas. Noriu čia padaryti vieną išlygą. Aš nesu ekspertas ar ūkininkas, todėl kalbu tik remdamasi savo tyrimais. Dabar Šiaurės pusrutulio ūkininkams vyksta planavimo sezonas. Tai metas, kai jie dažniausiai naudoja daugiausiai trąšų. Jiems būtinos trąšos, tačiau kainos kyla nekontroliuojamai. Pasižiūrėkite, kovą trąšų kainos stipriai išaugo. Kaip minėjau, nesu ūkininkas, bet žinau, žemės ūkis nėra didelės maržos verslas. Ir kai vienas iš svarbiausių tavo išteklių taip stipriai pabrangsta, dažniausiai neturi daug galimybių, žinote, nedidinti maisto kainų. Tenka kelti maisto kainas, kad ūkininkaudamas uždirbčiau. O apie helį nežinojau, kad jis naudojamas ne tik balionams. Maniau, kad tik tam. Bet jis itin svarbus puslaidininkėms, kurie yra būtini visai mūsų naudojamai elektronikai. Beveik kiekviename daikte aplink mane yra puslaidininkis. Gal tik ne šiame vandens butelyje.
Helis naudojamas ir MRT aparatuose. Taigi daug ligoninių, įskaitant ir čia Jungtinėse valstijose, priklauso nuo helio, kuris atkeliauja iš artimųjų rytų. Laimiai JAV gamina daug savo helio. Tai yra gerai. Kainos visame pasaulyje kils, kai pasiūla dingsta. Tai taps problema šalims, kurios negamina helio.